Nu, Vaido, tai buvai atletiškas, bet man atrodo, po testų šito automobilio bicus užsiauginai labai rimtus. Sunku? Sunkiau negu su automobiliu. Nereiks slėpti. Ne veltui vairas 50% didesnis. Dėl to, kad tiesiog fiziškai sukti lengviau. Tas labai jaučiasi, kur serpantinai arba kur reikia kažkokias labai mažų greičių apvažinėti kliūtis, tai tas sukiojimas reikalauja pastangų. Bet turbūt labiausiai pastangų reikalauja, kai reikia ratą keisti. Tai 105 kg, tai mes su Maksu dviese bandėm užmest, sakiau, gal kitą kartą 3 mesim viršų. Reikia ir judesius teisingai išmokti, kad trūkio negautum. Nu, negalima tokio svorio keltai paprastai. Nu taip, ten yra toks laiptukas, tai ten gali, turi viską techniškai daryti, bet iš principo labai daug tas pastangų reikalauja. Jeigu trasoj tu šiaip užsipumpavęs į šokį ir dar tą ratą mesti, tai po to gali jėgų nelikti vairuoti. Tai sakau, chebra, neskubam, čia tos 2 minutės nieko nepakeis, ramiai, nes mums dar reikia greičių ruožą pabaigti. Tai va, tai taip stengiamės su šalta galva daryti viską. Vado, tai tavo automobiliai vis didėja. Nuo bitutės didin, Hunteris paskui, mažylis irgi raumenis buvo užsiauginęs. Ką tai apie tave sako? Sensu turbūt. Ego didėja. Gal nori atrasti naujo kažką? Jo. Įdomi tendencija, bet šiaip džiuginanti tendencija. Šiaip įdomu, kad šitą projektą, kai užviniojau, tai buvau su sunkvežimiu pravažiavęs ten Lenkijos poligone 100 km. Tai taip, ne iki galo žinojau, ką vėliuosi. Tai tik Marokė supratau, jau kai viskas suderinta, paskelbta, pasirašyta, supratau, ką įsivėliau. Tai iš pradžių buvo neramu, bet kai išvažiavau, viskas supratau, kad adaptacija yra, bet viskas valdoma. Tai kopose gal daugiausiai buvo rūpesčių, nes toksai ant galvos sėdė tas suvokimas, kad negali įstrikti šonu. Bet šiaip tai valdomas, greitas, Paulo sakė, power amazing sakė. Tai žodžiu, tikrai įdomus daiktas ir manau, kad tas Dakaras ir tas pokytis projekto bus visai įdomus. Ankstesnių Dakarų, čia liūdnas klausimas, ankstesnių Dakarų, kurių nefinišavai, tai būdavo tai dirželis, tai variklis, tai pusašis ir dabar sunkvežimis. Žiūri jį, nu atrodo, nu čia toks negali, sugest negali sulūžti, bet jeigu objektyviai žiūrint iš tikrųjų. Ne, sunkvežimių kategorijoje irgi būna gedimų, bet šitoje vietoje Derojus turi išskirtinumą, jų tikrai patikimas sunkvežimis. Niekad negali prisišnekėti, bet tvirtas. Jisai galbūt dėl to šiek tiek sunkesnis negu, pavyzdžiui, Maciko sunkvežimis, bet jis pakankamai tvirtas. Tai jau, aišku, gali klaidą padaryti, gali liuopti taip, kad viską sulaužysi. Pirmoje vietoje stuburą gali sulaužyti. Bet iš principo tai pakankamai tvirtas daiktas. Tų smulkių gedimų jie visai gali išlysti, čia nieks nuo to neapsaugotas. Vis dėlto tą techniką žmonės ruošia ir jie visai gali klaidą padaryti. Bet šiaip šituo atžvilgiu gana optimistiškai nuteikia. Prisimenu Sauliuko turbūt tekstą, kad stuburai subirės kažkaip buvo tas sparnuota frazė. Kaip amortizuoja sunkvežimis lyginant su visureigiu? Šiaip surprizas buvo tas, kad tų tokių aštriausių smūgių nėra kaip automobilė. Ta pakaba vis dėlto vis tiek suamortizuoja šiek tiek geriau. Didelis ratas, amortizatoriai, bet daugiau tokia gal kratimo purtimo. Toks. Tai pavyzdžiui, sunkvežimėje sportinės sėdynės neturi šitų ausų, nes tiesiog išsijungtum. Žinau vieną šturmaną garsų, kuris bandė, tai po poros dienų sakė, keičiam atgal į tą senamadišką sėdynę. Tai va, tai yra tam tikrų skirtumų. Kiek važiavai, kokiu greičiu ir koks leistinas technologiškai, techniškai? Technologiškai jis turbūt 100-108 gali varyti. Nu, čia nuo dėžės perdavimo, aišku, priklauso, bet iš principo Dakare sunkvežimių kategorijai dabar daug metų ribojimas buvo iki 100 km, dabar man rodos sulygino su SSV 135 bus. Tai lyginant su automobiliu šiek tiek trūksta, nes automobilių kategorija 107, bet kitose vietose atsigrosit. Ar tu turi vairuotojo pažymėjimą sunkvežimiui vairuoti? Privalomas, negali startuoti neturėdamas ir Paulo turi turėti, šturmanas irgi turi. Tai turiu nuo 2011 metų, kai tik pradėjau ralį važiuoti, kadangi pats pradėjau ant raliuko savo BMW vežiotis, tai tuo metu buvo arba B arba C, sakau, tai darau iki galo C, tai buvo rūpesčių, bet dabar jau turiu stažą. Kai įlipau į kabiną, pasirodė ankštoka, iš išorės atrodo labai didelis sunkvežimis, ankštoka. Kaip tenai tas viduryje sėdantis mechanikas turėtų būti labai plonas, dar už tave plonesnis? Jo, šiek tiek Maksas tikrai nepersivalgo, bet šiaip yra tos vietos, yra, tiesiog tokia komponuotė yra, tai nesiskundžiu, vietos tikrai daugiau negu mašina.
Esminiai valdymo skirtumai lyginant su visureigiu, viduj, kaip ir, aišku, automatas kitaip. Automatas visų pirma. Tai, žinau, yra dvi stovyklos, vieni važiuoja su mechaniniu režimu, kur forsina pavaro perengimą, kiti automatu. Tai aš varysiu automato režimu pradžiai, galvoju, bus lengviau adaptuotis. Svorio centras, stabdžiai, labai skiriasi stabdžių, sakykime, tas 10 tonų, jeigu visą laiką apkrauni stabdžius, labai greit perkaista. Padangos. Irgi padangų temperatūros valdymas yra atskiras mokslas, tai žodžiu negali pernelyg pušinti per padangas ir tas ypač mechanikui svarbu laiku pakelti slėgį, kad neperkaistų. Vairų jėgos reikalinga ir pati dinamika, bet šiaip tai atrodo aukštai sėdi didelis svorio centras, bet valdosi tai kartais atrodo kaip su ralio mašinos dideli varai, tai smagu. Na, paprognozuokim, Dakaras dar toli dabar kalbant, kas tau gali būti sunkiausia Dakare, nes treniruotėse važiavai, Marokė važiavai, bet Dakaras turi savo specifiką. Vat, ko dažniausiai nesitikė? Praeina Dakaras po to, kai, va šito tai nesitikėjau. Manau, kad pats toksai ištvermės elementas bus sudėtingesnis, bus daugiau darbo. Tai fiziškai reikia pasiruošti labiau, bet šiaip sportuoju, judu, tai širdis tikiuosi bus pasiruošus. Apie testus dar trumpai. Lietuvoje dar pasivažinės irgi? Jo, bet toks pramoginis tas testas labiau, ne toks realus testas. Nes temperatūra nedidelė, tie lūpai nedideli, kai vežioja žmonės, tai čia toksai, sakykime, pramoginis projektas, o testai realūs dabar jau tik tai prieš startą truputėlį turėsim porą pravažiavimų, o realiai viskas Dakaras. Kiek konkurentų turit klasiai? Sunku pasakyti, žinok, nauja klasė, tai žinau, kad 6 startuojam, kas man buvo visiškas siurprizas, galvoju, pirmą kartą kategoriją iškart 6 pastatė, bet aišku, tas nesvarbu, nes prologą išvarysim iš naujo per reikiuos, bet yra greitų sunkvežimių tikrai. Pagrindė šiaip Ivekai konkuruoja, manau, kad koks 10 greitų sunkvežimių bus, kur reikės pasibrauti. Maksai, ir tavo šalyje Nyderlanduose Dakaras yra toks pat populiarus kaip Lietuvoje, beprotiškai populiarus? In our country also a lot of fans, but in this country it's very crazy. Way more than in the Netherlands, yeah. So people are following? Yeah, of course. But yeah, how do I say it? Not that very much people here. When we come here to a restaurant, all the people asking, oh, can we make a picture or something? And yeah, here in Lithuania it's crazy. What will be for you the most challenging in this Dakar? What do you think? That's a good one. The most challenging. Yeah, make sure the truck, everything is okay, and that we don't break anything. That will be the most challenging part, I think. Are you sitting in the middle in the cabin? Yeah, the middle chair. Yeah. Is it a challenge or not to fit? No, I'm not that big, so that's better. But it fits good. But your legs are always straight forward, so. Kokį įspūdį kabina palieka? Man pasirodė, kad iš išorės atrodo didelė, o viduje tai nelabai. Labiausiai tai man gaila to trečio, kuris mechanikas ar kaip jisai, kur jam iš vis labai siaurai ir net nežinau, kaip ten kojas jisai pasidės. 2 savaitės taip atsikankinti nežinau. Na va, tikrasis variklio garsas. Čia mechanikas Maksas.